Sveiki, aš esu Gintaras, jachtos Billabong škiperis. Dabar esame Portugalijoje, šiek tiek šiauriau nuo Porto. Miestelis vadinasi Povoa de Varzim. Čia vietinėje marinoje laivas žiemojo ir dabar aš stengiuosi jį paruošti šiek tiek vėluojančiam buriavimo sezonui. Šitas apleistas toksai atrodytų laivas, tai savininkas yra iš Izraelio. Ir dar prieš Izraelio karą laivas čia atsistojo ir žmogus nebegrįžta. Įdomu, kuo šito laivo istorija baigsis. Ir žmogaus, aišku. Portugalų laivynas šiaip jau labai panašus į lietuvišką, labai didelių pinigų niekas šiandien neinvestuoja. Retai kas investuoja į didelius brangius laivus. Daugiausia plaukioja savo malonumui. Savaitgaliniai laiveliai. Retkarčiai savaitgalio regatas darosi irgi klubinės. O šiaip tranzitinė marina. Daug kas stoja čia, leisdamiesi žemyn į pietus, tam, kad paskui vėliau kirsti Atlantą iki Kanarų. Nuo Kanarų sekančio etapo jau į Karibus. Čia kažkas Floating Expo. Tai, žodžiu, kažkas padarė kaip pavyzdį namelio ant vandens ir man atrodo, jisai veikia kaip Airbnb viešbutėlis. Jame laikas nuo laiko apsistoja žmonės. Marina apytuštė šiuo metu. Žiemojo gal net daugiau laivų negu dabar yra. Stovi ir Billabong, laukia mūsų. Ruošiamės plaukti į ten, kur plauksim, kol kas nesakau kur. Vyksta pasiruošimo darbai ir šiandien aš galvoju pradėti pasiruošti įgulos nario atvykimui rytoj. Rytoj vakare atvyksta Darius. Reikia šiek tiek laivą pavalyti iš vidaus. Gal variklio tepalus pasikeisiu dar šiandien. Ir matyt, kad vakare reikės dar į miestą išeiti. Kavinėj vieną ar du bokaliukus iššauti. Tipiškas Olandų kreiseris. Namas ant vandens, pagyvenus pora jo keliauja. Čia stovint gauna labai daug dulkių iš miesto, tai laivas labai murzinas, bet išorę plausim tik tada, kai išsikelsim ant kranto, padarysime korpusinius darbus ir vėl nusileisime laivą ant vandens. Tada prausimės stipriai. Šiandien birželio 10. Tai yra
nacionalinė Portugalijos šventė, taip ir vadinasi Portugalijos diena. Šiandien niekas nedirba, rytoj irgi nedirbs. Reikės gal vakariai išeiti į miestą, pasižiūrėti, kas tenais vyksta. O kol kas čiupinėjomės laive, žiūrim, ką galim padaryti. Į krantą mus kels ketvirtadienį po švenčių ir galvoju, kad per 3 kokias dienas turėsim susitvarkyti su nemažai darbų. Pakeisim visus anodus ir būtinai reikia išsivalyti visas kingstonus, kurie priaugia kriauklių ir prastai funkcionuoja. Čia, ką aš dabar atidarinėjau, šito liuko čia yra taip vadinamas garažas. Jame yra inkaro grandinės dėžė, inkarinė gervė. Ir kas man labai šitam laive patinka, tai pertvara. Va čia, šita siena yra aklina pertvara. 3 metrai nuo laivo nosies. Ir jeigu aš plaukdamas trinktelėsiu į ką nors, pramušiu korpusą, tai šitą ertmė gali ir užsipildys vandeniu, nes čia įrengtas triumo siurblys gali ir nesusidoroti su dideliu vandens patekimu, bet laivas dėl to nenuskęs. Šita pertvara, jinai neleis vandeniui nupulti ten, kur jam nereikia. Nu ir čia sandėlys, yra taip pat visokių dalykų, kurie rečiau ir dažniau yra reikalingi. Čia yra poliravimo mašina, kuri bus reikalinga išlipus į krantą. Šitą atsarginį variklį jisai kraustysis į krantą. Šioje kelionėje jisai kartu su mumis neplauks. Čia yra visokių smulkių detalių, įrankių sandėlys pagal kategorijas: dujos, vanduo. Čia yra vandens gelintuvas. Jisai yra užkonservuotas, nes pakrantėse plaukiojant jisai nėra reikalingas. Visą laiką iš kranto pasimto vandens užtenka. Tai kol kas nenaudojamės jų. Nu ir galvoju, gal reikės čia vat esantį vėjo vairą susimontuoti ir mokinti su juo plaukioti, nes iki šiol aš jau nenaudodavau. Vėliau gal pasivaikščiosim po mariną šiek tiek. Parodysiu, kokie laivai čia stovi, kaip jie aprūpinti, kaip jie atrodo. Manau, kad bus įdomu.
Girdėjot, kaip skambėjo varpas? Tai Hemingvėjus sakė, kad neklaus, kam skambina varpai. Jie skambina tau. Ir manau, kad jūs nelabai nujaučiat, kas jūsų dabar laukia. O gal ir nujaučiat. Nieko gero, ne? Aš žinau, ką jūs pagalvojot, ištvirkėlė jūs. Iš tikrųjų viskas vyks kitaip. Tarpinės, liukų tarpinės. Guma turi pomėgį sukietėti. Sukietėjus jinai pradeda trūkinėti. Todėl ją galima šiek tiek paminkštinti, bent kartą per sezoną, patepant vazelinu. Šiaip tai buriuotojų nuomonė šito klausimu skiriasi. Kai kurie sako, kad guminės tarpinės reikia va čia taip vazelinu palepinti laikas nuo laiko. Kai kurie įsitikinę, kad vazelinas kenkia gumai. Kad jie per daug suminkština, jinai praranda savo savybės. Praktiškai, kad ištirpina. Nežinau, gumai nelygų gal, bet kad ištirptų tarpinės aš tikrai nenoriu, bet kad jos sukietėtų, strukinėtų ir pradėtų leisti vandenį, tai tikrai žinau, kad nenoriu, nes tą džiaugsmą aš jau esu turėjęs. Strukinėjau ir šitos tarpinės, ir tarpinės, kurios laiko stiklą įtaisytą į rėmą. Ilgai aš bandžiau tą dalyką išspręsti visokiais remontais, specialia sika, mastika, bandydamas sandarinti tos langus. Padariau ne pagal technologiją, padariau be privalomo grunto, dėl to viskas vėl išsižiojo. Ir nėra nieko šlykščiau, kai tu naktį atsibundi dėl to, kad girdi lietų ir negali užmigti, nes tu žinai, kad per liukus lašai vanduo į vidų. Tai va, aš nusprendžiau, uždarysiu kitaip. Aš tarpinį variantą renkuosi tarp tų, kurie sako, kad galima vazelinu tepti tarpinės, ir tų, kurie sako, kad negalima. Aš ją sutepsiu, bet tą vazeliną laikysiu labai trumpai. Keletą minučių, paskui stengsiuosi jį nuvalyti. Ir žiūrėsim, kas iš to bus. Tai va.
Elektronika taip pat reikalavo šiek tiek dėmesio. Sujungiau visus prietaisus į NVIDIA 2000 tinklą, atnaujinau ploterio smegenis, pasižiūrėjau, kokie atnaujinimai yra įmanomi visiems prietaisams esantiems laive. Viskas veikia, viskas gerai. Tai va taip maždaug praėjo diena skirta laivui. Keletas svarbių darbų padaryta. Kajutė svečiui atvykstančiam rytoj paruošta. O vakaras priklauso man. Tai pabaigoje turbūt yra įprasta reikalauti, kad žiūrovai spaustų laiką arba prenumeruotų. Tai aš net nežinau, ar man tai baisiai svarbu. Man būtų labai svarbu ir malonu, jeigu galėtumėm turėti grįžtamąjį ryšį su auditorija per komentarus. Rašykite komentarus už šio video, kas patiko, kas nepatiko. Gal paklaust, ką nors norite. Gal patarti, savo mintim pasidalinti. O tas būtų tikrai vertingas dalykas. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymų.